čia mūsų video. Žaisime kompiuterinius žaidimus. Dar nežinome kokį žaidimą. Palaukite biškį. Mes žaisime baudinių seriją pasaulio čempionatą. Ir kai mes žaidžiam, jau pradedame. Renkamės komandą. Aš būsiu Portugalija, nes jinai laimėjo Euro 2016. Lošiu su Italija. Ir štai mes jau žaidžiame. Mušame ir įvartis. Mes laimime. Dabar reikia apsiginti. Ir labai gerai, kad mums neįmuša. Mes turime mušti. Smūgis. Ai, mūsų smūgis sulaiko. Šos. Gerai, mes mušame. Jeigu mušame. Ir mūsų įvartis. Mes laimime 2-1. Turime atlaikyti. Ai, kaip graudu. Ir įvartis. Ai. Turime mušti, turime. Ai. Turime sakyti. Ir mes pralaimime. Susitiksime kitam žaidime. Bet dar šis video nes... Ir štai mes susitinkame vartininko žaidime, kitame žaidime. Štai mes jau žaisime. Renkamės komandą, iš jų yra Arsenal, Tottenham Hotspur, West Bromwich Albion, Blackpool, Wilhelmas, Queen's Park Rangers. What? City. Nu gerai, tu. Nottingham Forest. Manchester United, Boltono Wanderers, Stoke City, Birmingham City, Wigan Athletics, Cardiff City. Mamuš. Leeds United, Watfordas, Chelsea ir mes rinkmės. Sakome, kad tai Čempionų lygos komanda. Iš tikrųjų Čempionų lygos. Bet jinai žaidžia Europos lygoje. Tai ir žaidžiame. Štai. Su Brentfordu. Reikia gaudyti. Ai. Reikia sugauti. Ir atlaikome, mes atlaikome. Prasileidžiame. Ir atlaikome. Štai pralaimėjo 0-7. Sutikame kitame žaidime dar. Yra labai ilga, jinai dar nesibaigė. Ir susitiksime krepšinio žaidime. Ir štai mes susitinkame šiame žaidime. Jeigu norite, parašykite 2D Games. Jums išmeta World Basketball Championship. Ir kur būna Basketball Games, jūs įsijungiate ir šį žaidimą žaidžiate. Aš kartą, kaip žaidžiau pas savo močiutę, buvau patekęs į finalą, bet nelabai ten sekėsi, pralošiau 2 kartus. Štai aš būsiu gerai Amerika, nes jie turi LeBroną Jamesą, Kobe Bryantą, Klejų Thompsoną, Stephą Curry ir kitus. Ir mes jau žaidžiame. Paskutinė vietoje kol kas mes. Mūsų metimas, mes turime įmesti.
Ir neįmetame, žiauriai blogai. Turime įmesti. Ir mes neįmetame. Gal jums reikėtų mesti abiem rankom? Nu, baig, kad nemetė. Ir mes įmetame. Išlyginom rezultatą 1-1. Ai. Tik sėkam puodelio prasidžiau. Ai. Mes susitiksime kažkur, bet ši serija dar labai. Dabar būsime mes statistikoje, NBA statistikoje. Kas nežinote, kas yra NBA, tai yra NBA, Amerikos lyga, NBA, Nacionalinė krepšinio asociacija. National yra N, Basketball yra B, o A yra Association. Ir štai mes pažiūrėsime, kas negalėjo žaisti, bet pirmą pasižiūrėsime Eurolygos. Kas pateko į ketvirtfinalį. Ir mes dar iš pradžių anksčiau būsime Eurolygos žaidimus, o jeigu tokius surasime, pasakysim būtinai, kur juos surasime. Prašome, bet jų neradome, bet radome statistiką. Štai. Madrido Realas nugalėjo Stambulo Darušafaką. O dar čia neišsiaiškinta, CSKA nugalėjo Baskonija, Fenerbahčė nugalėjo Panathinaikosą ir Realas su Fenerbahčė susitiks pusfinalyje. Atsiprašome, susitiks ketvirtfinalyje. O dabar CSKA susitiks arba Anadolu Efes, arba su Olympiakosu. Kas laimės, tas pateks. Tai štai pasižiūrėsime dabar. Pažaisime kažką sporto. Mama pasakyk, kad tam bei 2K17 atsisiųsti. Tada reikia parsisiųsti torrentus ir reikia parsisiųsti linkomaniją. Jeigu turite torrentus ir linkomaniją, puiku, galite parsisiųsti ir žaisti. Aš dar jo neturiu, nes labai mamos kompą taip užgožė, nėra vietos. Štai mes žaisime stalo futbolo žaidimą. Ir dabar mes įjungime. Prašome, bet jis kažkaip neįsijungia. Ar atsiprašome, jeigu... Ir mes žaisime Puppet Soccer. Atsiprašome, jeigu nežaisime. Nes čia nežinoma. Puppet Soccer 2014. Ir štai jūs turite ateiti į čia ir iki kitos serijos. Ten mes jau gali būti, kad būsime šitą žaidimą parsisiuntę ir jau laimėję bent vienas varžybas. Bet tos varžybos labai trumpos, tik 8 ar kažkiek minučių. Ir labai prašau, palaikinkite bent 100 kartų. 1000 tai būtų super, arba tik 50 arba 80. Pasimatysime rytoj ir valandą
Kokią 10 ar 9 ryto, tai 9. 00 pasimatysime. Aš pažadu, tikrai nepamiršiu, kad daryti video ir labai prašau tų laikų ir ačiū, kad žiūrėjote.